Sveiki visi mėly žiūrovai, su jumis Mr. Toneris ir šiandien parodysiu tokį tutorialą. Šiaip čia bus tokia redstone pamoka, kurioje parodysiu trijus dalykus. Tai yra greičiausias šiuo momentu, tiksliau ant šio update'o laikrodukas ir itemų liftas, taip vadinamas. Na ką, žodžiu, pradėkim. Jo, tai pirmiausia, tai tas laikrodukas. Padedam vieną hopperį, kad taip stovėtų ir tada kitą vėl prie. Ir dabar, va, sakykime, įdėjus itemą, kai matot, jie, tai va, šokinėja iš vieno į kito, iš vieno į kito. Ir tai va, vis ratu eina. Ir kai matot, dabar jis signalo neduoda jokio. Net repeaterį padėsiu irgi neduoda, matot. Tai ką mums reikia daryti? Tai mums reikia padėti redstone comparator, ir matau, signalą gaudo, ir dispenserį. Ne, nusišneku repeaterį. Ja. Ir dabar signalas nenutraukiamas. Bet kai mums jį valdyti, tai padedam bloką šalia hopperio ir padedam leverį. Matot, jis sustoja. Matot, jis veikia. Tai dabar laikinai stabdykim ir jo, dabar šis tegul stovi. Ir ką man dabar reikia daryti, tai pasistatyti, taip, mums reikia pasistatyti tokį bokštą su, tai va, tokia kombinacija turi būti vis redstone'as, matot, redstone torčai. Ir taip gali kilti kiek nori, iki pat dangaus, ten vis tiek išliks tas pats stiprumas vien todėl, kad torčai duoda 15 dydžio arba stiprumo signalą. Tai dabar pasiemam dropperį ir statom iki pat viršaus. Va, kaip matot, čia jau pradeda padirbti. Tuoj, jo. Va, aš sakykim darau taip. Ir dabar, matot, šitas lieka ir čia negalima torčo dėti. Reikia redstone. Na ką, toliau, ką mums reikia daryti, tiesiog mums tai reikia pasidėti čia vieną repeaterį ir nuvesti čia signalą. Va. Nežinau, dabar ar jūs girdėsit, bet aš jungiu. Va. Nežinau, gal girdis, bet va tai va, kylas. Matot, va tai va, kyla tokia linija, trumpu labai signalu, čia va, tas signalas. Dabar pasiimim kokią itemą, sakykim, aš paimsiu, sakykim, naują daiktą, tai nether bricks. Įmetu čia ir šoku į viršų. Laukiu, tai va, dabar jis kyla ir va, pradeda šaudyti. Tai galima šitą dalyką jau galima naudoti kur nors. Manau, tikrai esat kūrybingi, pritaikytumėt jau. O dar galima, aš jums parodysiu, kur naudot. Tai pavyzdžiui, sakykim, aš esu šachtoj. Ir sakykim, oi, kasinėjaus, radau keilą pas savo namu ir tiesiog noriu greitai perduoti itemus į savo chestą. Ir tiesiog nenoriu lipti, tai, sakykim, aš jau prisikasiau, šiuo atveju aš dabar, sakykim, turiu deimantų. Taip, čikšt. Ir tada paleidžiat. Bet tai dar ne viskas. Dabar dar jūs negalite iš karto taip paimti ir, sakykim, pajungti, kad jums eitų į chestą, nes čia, tai tiesiog padėjus chestą, jis nepaims item. Tai ką man pirmą reikia daryti? Padedam čia hopperį, tada taip, šitą galim numušti ir taip. Va, dabar tiesiog mums reikia šitą palikti ir mums reikia chesto, kas mums tinka, tai dispenseris, dropperis tinka, abiejų tipų chestai, šiuo atveju aš panaudosiu paprastą chestą, arba tiesiog kitas inventorius. Tai va, padedam ir
Dabar tiesiog aš kasinėjau, čia atėjau. Va, op, pasidedi. Jas dabar turiu pasidėti savo tos ir, žodžiu, kyla viskas. Kyla. Čia matot, hoperį atsiranda deimantas ir jis iš karto būna perduodamas čia. Nu, manau, galit tai labai daug kur panaudoti. Sakykim, kad šiaip ar ten custom apps arba dar kur nors. Na va, tai tokia trumpa pamokėlė. Su jumis buvo Mr. Toneris ir iki.